taip kalba. Tikėkite manimi, ateina dienos, kada sudarysiu naują sandorą su Izraelio namais. O šitokia yra sandora, kurią sudarysiu su Izraelio namais. Įdiegsiu jiems savo įstatymą, jį įrašysiu jiems į širdį. Tada būsiu jų Dievas ir jie bus mano tauta. Per visą šventąjį raštą, Senąjį ir Naująjį testamentą driekiasi svarbiausia mintis. Dievas, trokšdamas išgelbėti žmogų, duoda įstatymą. Tai yra, rodo žmogui kelią, kuriuo jis yra kviečiamas eiti. Bet žmogus abejoja, nes žmogaus prigimtis nori lengvesnio kelio. Gundytojas, kaip ir anuomet rojuje, siūlo neklausyti Dievo ir rinktis jo gundytojo kelią. Ir žada, kad šituo keliu bus lengviau eiti ir bus žmogus laimingas. Kai žmogus paklauso gundytojo, jis sulaužo sandorą su Dievu. Pranašas Jeremijas matė, kaip jo tauta, Izraelis, dažnai sulaužydavo Dievo įstatymą ir Viešpaties vardu ragino akmeninėse plokštėse įrašytą ir ant Sinajaus kalno gautą įstatymą ir įsirašyti į savo širdis. Tik tuomet bus sudaryta tikroji sandora su Dievu ir neš gerus vaisius, kai Dievo įstatymas bus ne akmeninėse plokštėse užrašytas, bet bus įrašytas žmogaus širdyje. Ir tas vaisius bus, kaip sako pranašas, aš būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta. Mes šiandien susirinkome kalbėti šeimos klausimais, bet mes visi einame gavėnios kelionėje. Ruošiamės Velykoms, Kristaus prisikėlimui. Už tai labai svarbu kiekvienam asmeniškai atnaujinti savo asmeninę sandorą su Dievu, savo ryšį su Dievu. Visi gerai žinome, kad Dievo paliktas dekalogas, jo visi įstatymai suvedami į du didžiausius įsakymus: mylėk Viešpatį Dievą ir mylėk savo artimą. Va štai šitą Dievo įstatymą mes turime nuolatos įrašę į savo širdis ir gavėnios metu pasitikrinti, ar tikrai jis įrašytas kiekvieno mūsų širdyje. Evangelijos skaityje girdėjome pasakojimą, kaip iš Graikijos atvykti žydai norėjo pamatyti Jėzų. Jiems buvo smalsu pamatyti ir išgirsti, ką kalba tas Dievo žmogus, apie kurį sklido labai tokios neįtikėtinos kalbos, kad jis daro nuostabius darbus. Jėzus priėmė atvykėlius
Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis atneš gausų derlių. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Štai ir atsakymas į klausimą, ar mūsų širdyje yra įrašytas meilės įstatymas. Jis yra įrašytas, jei mes ir drįstame prisijimti kviečio grūdo likimą, jei ir drįstame nemylėti, kaip Kristus sakė, savo gyvybės šiame gyvenime, bet save dalinti kitiems. Tik tokiu būdu reiškiasi tikroji meilė. Jeigu kas nors jūs įtikinėtų, kad labai jūs myli, bet pastebėtumėte, kad kalbantysis apie meilę nesuvokia, kad tikroji meilė reikalauja įsižadėti savęs, save dalinti kitiems, tuomet žinokite, kad prieš akis turite žmogų, kuris myli tik save, bet ne jūs. Šiandien dažnai ir labai daug kalbama apie netikrą meilę. Internetas tiesiog lūžta nuo straipsnių, kaip du vandens lašai panašių vieni į kitus, kuriuose kalbama, kaip reikia iš gyvenimo paimti tai, kas malonu ir lengva. Šituos straipsnius rašantys žmonės įrodinėja, kaip reguliuoti santuokinį ir nesantuokinį gyvenimą, kad nebūtų vaikų ar vaikų kuo mažiau, net įtikinėja, kad labai gera gyventi, kai vaikų išvis nėra šeimoje ir galima mėgautis gyventi. Kūno kultas yra tapęs mūsų amžiaus stabmeldyti, kurios vaisiai daugiau kaip apgailėtini. Šimtai tūkstančių vaikų užpildo vaikų namus, nes jie neturėjo juos mylinčių tėvų, kurie būtų supratę, kad tikrai meilė visuomet reikalingas savęs dalinimas, tam tikras mėlimas. Ten, kur prarandamas suvokimas, kas yra tikroji meilė, tautos pradeda iškilti. Ar ne apie tai kalba tiesiog siaubinga daugelio Europos tautų demokratija? Argi Jėzus nesakė, kas myli savo gyvybę, ją pražudys? Visos mūsų dienų bėdos prasideda nuo to, kad žmonės bijo apmirusio kviečio grūdo likimo. Jie nori būti laimingi, mylėdami ne kitus, bet save. Vat daugelis iš jūsų gyvenimo visi vykdote labai svarbią misiją, ruošdami jaunus žmones krikščioniškam šeimos gyvenimui. Tai iš tikrųjų labai svarbi ir atsakinga tarnystė. Ir jūs žinote daug gerų dalykų, kuriuos reikia jaunavedžiams pasakyti. Tačiau iš patirties visi mokytojai, katechetai, tame tarpe ir kunigai, visi žinome, kad klausytojai iš to, ką mes kalbame, pasisavina tik labai mažą dalelę. Jeigu jums pasisektų, kad būsimieji sutuoktiniai suprastų žemėn kritusio ir apmirusio kviečio grūdo prasmę, tai yra, jei suvoktų, kas yra tikroji meilė ir bandytų ant jos statyti savo šeimos gyvenimą,
pasakė iš Graikijos atvykusiems žydams apie žemę kritusį grūdą, apie būtinumą savidalinti